Sveiki visi mus girdintys ir žiūrintys. Verslo aktualijų laidoje tęsime mūsų pokalbius. Šį kartą tema dėrybos. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Pirmiausiai, Žanai, pradėkim nuo jūsų situacijų. Kokiose situacijose tenka dalyvauti dėrybose? Pradedant turbūt nuo paslaugų pirkimo ar prekių pirkimo iki kontraktų sudarimo. Įvairiais tiek dėl savo asmeninio verslo, tiek dėl kitų. Jei kalbėtume apie dėrybas, jos susideda iš keletos etapų, gal galėtumėt pristatyti paraidžiui tiesiog etapus? Yra įvairių ten tų teorijų apie tas dėrybas, aš gal išskirčiau keletą etapų iki dėrybų. Tai pirmiausia yra pasiruošimas dėryboms, kuris susideda paprastai iš savo pozicijų sudėliojimo, tada iš analitinės dalies, tai vis dėlto ko norime, kaip norime, kodėl ir kokie argumentai būtų, arba kokie mūsų pagrindiniai dėrėjimosi punktai. Tada dėrybų, kuri gali turėti ilgesnį laiką, trumpesnį, vieną susitikimą ar ten keletą susitikimų, paprastai aš irgi skirstau į keletą tokių dalių, kad tas pirmas etapas yra labai svarbus, kad būtų aiškiai išsakytos pozicijos, sudėliotos, paprastai vadinama, reiškia, pozicijų atskleidimo tokia pradžia. Tada sekantis keli etapai paprastai priklauso nuo to pirmo etapo, o tai yra paprastai dėrybų eiga ir alternatyvų arba konsensusų arba kažkokių sprendimų paieška. Ir tada galas to etapo yra vis dėlto suformulavimas, tai ką mes susidėrėjom. Ir tada aš nelaikau baigtom dėrybom, nors yra jau kaip ir sutartis sudaryta paprastai vienaip ar kitaip. Tai yra baigiamasis, kai yra po, tai vis dėlto ar laikomasi ar nesilaikomasi, nes vis dėlto viso, ką mes derimės, yra po to, kad tai įvyktų. Tai tas vykimas irgi aš laikau, kad tai yra viena iš dėrybinių dalių yra. Greičiausiai dėrybos susijusios su nuostatomis, kaip mes, jūs sakote, tuose pasiruošimo etapuose, bet apskritai, kaip mes žvelgiame. Tai dabar toks esminis klausimas, nuo kurio galėtume vystyti mūsų pokalbį. Kasgi svarbiau, pats dėrybininkas ar dėrybos? Pačios dėrybos gimsta iš noro kažko pasiekti. Tai vis dėlto kelčiau, kad dėrybos pačios yra labai svarbios ir jos turi būti, kaip kalbėjome, etapais arba nuoseklius arba kažkokios. Nes į dėrybas mes einam su tikslu kažkuo, tai ar susidėrėti, ar kainą gauti, ar kažkokį užsitikrinti, reiškia, tam tikrus dalykus, kurie mums yra svarbus versle. Bet reikia neatmesti, kad tas dėrybininkas, kuris ateis, jo profesionalumas gali būti labai labai skirtingas. Netgi dėl to ir yra dėrybų mokymai ar dėrybų treniruotės, netgi turnyrai dabar yra jau daug metų vykstantis, kur žmonės ateina, netgi filmuojami ir vieni prieš kitus derasi ir nusprendžiama, kas laimėjo, pavyzdžiui. Tai netgi ir tokie dalykai yra. Kas lemtų, pavyzdžiui, kad šitas arba kitas laimėjo? Ar pasiektas tikslas, ar pats dalyvavimas, etiškumas, kokie dalykai lemtų? Paprastai aš manau, kad lemia labai labai didelis spektras. Netgi nuo to, nesvarbu, kad yra dėrybos tam tikrą turi etapus ir taip toliau, bet labai remia netgi taktikos, kurias mes pasirenkam. Pavyzdžiui, tų dėrybinių taktikų yra labai skirtingų. Pavyzdžiui, viena iš taktikų yra tiesiog ateiti, atvirai pasakyti, ko nori ir jeigu su to nesutinki, baigti dėrybas, pavyzdžiui. Ne? Kaip pavyzdys, pasakykit pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ateinu ir sakau, man reikia ten, padangų po 100 eurų, tokios kokybės, norėčiau, kad būtų pristatyta tada ir už tokią kainą. Ir jeigu nesutinka, viskas baigta. Tai tiesiog aš ateinu atvirai ir sakau, už tiek aš pirksiu, už daugiau nepirksiu, pristatymas turi toks būti ir taip. Tai čia toks visiškas atviras pasakymas ir kartais įvyksta tos dėrybos, jos yra labai greitos, kartais labai efektyvios. Aš dar pajuokauju, kartais tokios žydiškos dėrybos, kurios neturi sutarčių, nes iš tikrųjų dėrybos kaip po tokios yra savyje užprogramuotos, turi tikslus ir turi mūsų lūkesčius ir turi rezultatą. Tai jeigu rezultatas mus tenkina abi dvi pusės, tai dėrybos įvyksta, bet jeigu jos yra paisomos, nes dažnai būna susidarė ir po to yra nepaisoma, tai tada, kaip čia sakyti, moralės klausimas, ne? Tai aš dėrybas laikyčiau dar labai ir
Vėlgi, vieną iš taktikų tik paminėjom, bet yra kitų taktikų. Pavyzdžiui, pasakyti, kad mes pirksim pačią mažiausią kainą, kokia yra įmanoma jūsų atžvilgiu, nu, už ką jūs gali duoti, pavyzdžiui. Tai netgi dėrybas paremti tokią jėgą, pavyzdžiui, kad nuolat spausiu kainą, ne, ir neleisiu kažkur nukrypti. Tai tada yra visai kitas būdas, ne. Tada yra keletas strategijų, kur sako, pavyzdžiui, netgi dėrybininkai, kai diskutuoja tarpusavėje, sako, aš esu daugiau, reiškia, puolėjas. Tai dėrybos einu pulti, reiškia, tarsi visada reikalauju. Ne, yra, pavyzdžiui, dėrybininkai sako, aš esu gynėjas, pavyzdžiui. Aš nieko nepasakoju, kol man nepasako, ko jie nori. Ne? Aš mėgstu labai atsiremti į tai, ką pasakys priešininkas. Ne? Tai tokia gynybinė taktika, reiškia, ir aš esu geras. Dar gali būti emocijom, daug dalykų nulemti, kad santykiai, emocijos ir tas laukas tų dėrybų yra labai labai platus. Šiek tiek jūs pradedat jau emocinį lauką ir tokį strateginį lauką aptarinėti. Kiek dažna tokia situacija, kur povandeniniai tokie svarstymai, sakyčiau, negražių strategijų, kad, pavyzdžiui, tiek esu pavargęs nuo savo interesų aukojimo, kad dabar kaip pulsiu ir pasieksiu savo. Kiek einama su nuostata? Ar čia irgi priklauso nuo to, kaip jūs sakėte, koks dėrybininko tipas yra, o kiek ta išankstinė nuostata gali lemti, kad, sakykime, rezultatas bus netoks, ko tikėjomės? Jeigu eisim į dėrybas netikėdami, kad gausim tai, ko norim, tai turbūt jau čia pusę mūšio pralaimėta. Ne? Ar yra tokių formalių dėrybų? Formalių dėrybų yra daug, aš manau, kad, pavyzdžiui, ten kas 2 metus kažką vis per naują konkursuoju, pavyzdžiui. Ne? Taip. Tai iš esmės viskas jau kaip ir, o jeigu dar tai yra kokios 9 dėrybos, pavyzdžiui, ir jeigu tu taip esi pavargęs ir nepadarai daug namų darbų, tai jos gaunasi tokios labai formalios. Jie žino jau per 10 metų mane, žino kodėl, kas man svarbu ir kodėl, ne? Bet čia yra vėlgi atsakymo kita dalis, ne? Kad aš galiu staiga paskirti ir, kaip čia sakyti, kitaip pažiūrėti į tam tikrus dalykus ir kažko tai užsinorėti arba analizę pasidaręs, supratęs kito, gal kažkokių rasti tikslų. Idealiu atveju rinkoje mes kalbam konsensuso radimo, aš dažnai galvoju, kad dėrybos būna Lietuvoje pakankamai kompromisinės, aš kažkur nusileidau, tu nusileidai, ir taip kažkaip, bet irgi yra viena iš stilistikų. Gal labai svarbu yra suprasti 2 dalykus dėrybose, tai yra pirma savo tikslus, antra yra taip vadinamasias raudonas ribas, kada mes jau nebesiderėm. Kaip pavyzdžiui, aš turiu kažkokį kriterijų ten dėl pristatymo, ne? Kad jeigu bus pristatymas ilgiau negu 5 dienos, aš tiesiog nesutiksiu, nes mano klientai nukentės. Tai tie dalykai, tiek žinant, ko tau reikia, tiek kada dėrybos turėtų baigtis, nes dažnai, jeigu tu esi pavargęs, tu nežinai, kada tu turi išeiti iš tų dėrybų, nes liktai tu nebaigiai dėrybų ir tu vėl turėsi tą patį darbą daryti. Tai čia tas nuovargio efektas yra atskira technika, ne, kai tu vargini, reiškia, vis atidėlioji tai už savaitės, tai dar tol, kur jau žmogus yra, reiškia, nes yra dar kultūrinės, pavyzdžiui, dėrybos, kur kokie nors, pavyzdžiui, japonai, ne, ar ten kiniečiai, jie dažnai priema delegaciją, čia iš esmės atvažiuojam dėrėtis, ne, bet visi daugiau pasakoja apie tai, kad atvažiavom, reiškia, čia nusiteikę dėrėtis, o jie sako, ne, mes dabar jums parodėm šalį, reiškia, visą savaitę jos vežioja, rodo, ir likus valandą iki lėktuvo jie ateina ir sako, dabar dėrėsimės, ne, tai bus taip. Ir tu sėdi ir tada, reiškia, liktai suapeliuoja, kad tu pasirinkimo nebeturi, o tau savaitę pavažinėjus, reiškia, pažiūrėjus, kokia graži ten šalis ar kažkas, tai tu moraliai esi jau užspaustas, kad, o tai ką grįžęs pasakysi, kad gerai praleidau laiko ir grįžau be rezultatų, ar kaip. Čia yra daug tokio žaidimo, arba kokie nors indai mėgsta naudoti tokią verkimo taktikos, reiškia, kokie mes neturtingi, reiškia, ten dar mano šeima nukentės, jeigu tu neduosi ten kažko, tai ir taip toliau ten. Ir taip toliau, tai tų laukas tikrai yra didžiulis. tą lauką praplečiant, arba jūs jau minėjot, kad net yra ir specialios treniruotės, mokyklos, ar ne, kaip dėrybom gerom ruoštis ir
Bet taip bendražmogiškai, ar ne, mes kiekvienas nepulsime, galbūt mūsų tų dėrybų bus keletas tiesiog arba per mažai laiko tam turime skirti, bet kažkada pasitaiko, tai kokia būtų abėcėlė? Padaryti pirmiausiai greičiausiai namų darbus, ar ne? Kas į tuos namų darbus įeitų, kas ten svarbu žinoti? Tai namų darbų dalis kaip ir pirmas etapas ir tam reikia skirti tikrai laiko lygiai ne mažiau negu pačiom dėrybom, dėl to, kad tu pirmiausia turi įsivardinti, kas yra tavo tikslas. Ne? Tada tas tikslas vis tiek turi kažkokius etapus. Jeigu tu jauti, kad oponentas arba pas ką eini dėrėtis, jisai nesutiks, tai tu turi paruošti argumentus. Tai reiškia, sugalvoti juos ir jau paruošti, kaip tu atsakysi vieną ar kitą, galbūt net pagalvoti, kokius argumentus prieš tave pasakys. Tada kitas dar dalykas yra labai svarbu, ta analizė, tai kur yra pradžia, kur yra tas vidurys ir kur pabaiga, kaip aš sakau, raudonos linijos. Yra tekę irgi truputį konsultuoti verslus dėl dėrybų, dėl profsąjungų, pavyzdžiui, kažkokio atlyginimo ar kažko tai. Tai iš tikrųjų ten žiauriai yra svarbu sutarti, kurioje vietoje mes nebesiderėsim. Nes, pavyzdžiui, pakelkite atlyginimus dvigubai. Tai akivaizdu yra, kad kažkas netitinka nei realybės, nei to, tai net nėra prasmės čia kažką ir šnekėti. Tai pasiruošimo etape yra svarbu tiek tikslai, tiek tarpiniai argumentai, bet taip pat raudonos linijos, kurio mes tiesiog sakysim, kad baigiam, stojam ir einam. Pauzių darimai irgi turėtų būti sugalvoti praktiškai, kad jeigu bus taip ir tikrai mes jau pradėsim galvoti, kad dėrybos į pabaigą ir mes nieko nepasiekėm, tai yra normalu pasakyti, dabar reikia pagalvoti ir pasiskaičiuoti kažką, tai ir tada grįžus antrą kartą namų darbus padaryti. Dabar jūs jau įžengėte į tą etapą, kai yra pačios dėrybos. Kas dėrybose svarbiausia? Atlaikyti savo tikslus, metodiką, kaip vystysim pačioje eigoje, kas svarbu. Juk svarbu ne tik tai, kad aš siekiu ar pasieksiu, ar mąstau, ar jau pasiekiau tikslą, bet ir greičiausiai ir taip, kaip aš vedu pačias dėrybas, ar ne? Čia reikia neužmiršti ir girdėjimo, nes tu turi ir klausyti pakankamai. Ne tik savo tikslą, ar ne? Ne tik tai savo siekį. Ir oponento argumentus, ir apie ką jis kalba ir kodėl. Ir čia mūsų tikslas, jeigu žiūrėti, kad tikrai dėrybos būtų abiejų pusių patenkintos ir norimos vykdyti, tai mes matyt turėsim sąlygų surasti ir mūsų pusę, ir jų. Ir tos taškus bendrus labai stipriai sustiprinti. Aš vis pajuokauju kartais, galim labai stipriai visame kame nusileisti, reiškia, už pigią kainą parduoti gerą prekę, bet jų neatvežti. Tai tada tu sugaišai daug laiko ir visų dėrybų, bet tu tiesiog negavai paslaugos arba prekės. Tai ar toks gali būti tikslas? Aš manau, kad irgi yra labai aišku, tu turi girdėti, kad jeigu tu nori to, ko tavo oponentas negali tau pasiūlyti, tai tada gaunasi, kad jisai pasiema riziką tam tikrą, kurią jis arba valdys, arba nevaldys. Tai tam procese dar yra ir tos rizikos, kur galbūt aš pažadėti galiu, bet nesu tikras, man reikia pasitikrinti. Čia vėlgi yra turbūt ta vieta, kur pauzę padarysim. Tada kita dalis yra labai gerai jausti, tai kaip tos dėrybos, kokiam čia etape. Ar jau mes čia pasiekėm tam tikrus tos tikslus, ne? Tai reiškia, kad tu negana, kad šneki, klausai, argumentuoji, bet dar tu turi tam tikrą prasme savo tikslus pareflektuoti ir pasižiūrėti, kurioje vietoje tu dabar esi. Nes kartais atrodo, mes čia daug viską apšnekėjom ir tada tu klausi, tai gerai, mes suderėjom šitą ir oponentas sako, ne, šitą mes dar nesuderėjom, pavyzdžiui. Pasitikslinti jo, nes vis tiek galutinė mūsų dėrybų paprastai gimsta kažkoks kontraktas ar susitarimas ar kažkas. Ir ta dalis irgi labai turi būti abiejų pusių suprasta, kad nebūtų ne per daug pažadėta ir ne per mažai. Arba klientas nori vienų dalykų, aš pardaviau kažką kitą, ne tai, ką jis tikėjosi. Ir po to čia dėrybų yra dvi pusės, kaip aš sakyčiau. Tos dvi pusės yra, kiek girdžiu, tas atkaklumas, kurio aš siekiu ir kur norėčiau, kad būtų nuvesta, bet ir iš kitos pusės tas lankstumas. Dabar tas lankstumas, iš kur jisai apčiuopiamas ir kur mes galim būti lankstus, o kur geriau galbūt, ar čia jau yra tas tikslas mums svarbiausia, ar kaip lankstumas įsivedamas?
Nu, tai va, čia yra turbūt tos zonos, kur yra kompromisinės, ne, kur aš galiu pasistengti, galiu pakeisti savo procesą galbūt, arba galiu sutarti būdą pristatymo ar dar kažkokį. Tuose čia yra tokia dalis kūrybos, kur paprastai per dėrybas irgi jinai gimsta, ne, kad nu, iš praktikos kokią nors prekių pristatymą, ne, ir sako, okei, bet ne aš atvešiu prekes, pavyzdžiui, atveš kažkas kurjeris koks nors, ne, o kitas sako, ne, aš noriu, kad būtų pristatyta ir paduota konkrečiai ten į rankas prekių priėmėjui. Ne? Tada kitas sako, žiūrėk, aš atvešiu, bet bus suskaičiuota, tu tai iš automatiškai pasirašysi sąskaitą. Ne? Jis sako, ne, aš nepasirašysiu tol, kol neperskaičiuosiu. Ne? Ir čia atrodo, nu, smulkmenėlė, bet žmogaus, pavyzdžiui, kaina tame irgi yra kažkokia. Tai dėrybos ir procesai, ir produktai, ir kokybė, ir kaina yra pakankamai detalus daiktas. Ir kiekvieną kartą kiekvienas turėtų labai aiškiai, jeigu tu nežinai, ko tu nori, tu žinai, pavyzdžiui, man reikia tik prekių, geros kainos, bet tu nesigilini kitą. Tai galbūt tu ir sutiksi su kažkokiais kitais, kurie tau nesvarbu. Bet jeigu tau svarbu, tai to lankstumo gali prireikti. Dabar dar minėjot, bet mes labai taip detaliau nepažvelgiam tos raudonos, kaip jūs sakot, linijos, ar ne? Kada dėrybos gali būti tiesiog nutrauktos ir ne kaip pauzė, kaip jūs sakėt, ar ne, kad tiesiog reikia dar papildomai ar ten duomenų, ar kažko, ar pasitikslinimo, bet raudona linija, kai nutraukiu dėrybas. Tai dėrybas man pačiam yra tekę nutraukti dėl to, kad, pavyzdžiui, klientas nori kainos, kuri yra neadekvati arba yra man generuojanti minusą. Tai yra akivaizdu. Yra tekę nutraukti, reiškia, dėl netitinkančio realybės tam tikrų dalykų. Reiškia. Nori to, ko aš negaliu suteikti. Pavyzdžiui, suprogramuokite kažkokį dalyką, čia aš girdėjau kažką ir taip toliau. Tai aš negaliu tokio dalyko prisimti už klientą, nes jis tiesiog to nėra daręs, arba tada aš turiu imti pauzę tiesiog pasitikslinti. Ne? Dažnai būna irgi tokios dėrybos, kad sako, tai va čia, reiškia, jūs ten priežiūrą vykdysit kažkokią, nežinau. Okay, o kas įeina į priežiūrą? Ne? Ir tu pradedi detaliai kalbėti, ne? Ir tu matai, kad klientas nori kalbėti, jis nori ko, reiškia, išplaukusi dalyką turėti. Ir tu sakai, palauk, žiūrėk. Tai dabar, jeigu mes to neapšnekėsim, tai tu sakysi, kad į tą kainą eina visa tai, ką tu čia sugalvosi po to. Ne? Tai man tai yra raudona riba, dėl to, kad aš tada negalėsiu kontroliuoti ir paslaugos kokybės tau, o tu sakysi, kad aš neatlieku paslaugų ir turėsi teisę neužmokėti kažkokį eksploatacinį mokestį ar dar kažką. Tai tų raudonų ribų irgi atsiranda, kaip dėrybo eigoje gali atsirasti, ne? Kad netitinka realybės. Dar labai įdomus čia, tiesiog tokie smalsūs dalykai žmonėm yra, kaip dėrybose kalba ne žodžiai, o vizualika. Kai, kiek čia lemia žmogaus, nežinau, viskas, gestikuliacija, apsirengimas, tokie vizualūs dalykai ir ką jie gali pasakyti, gal galit keletą tokių pavyzdžių? Iš tokių įdomesnių, ką pačiam irgi teko daryti, pavyzdžiui, savo laiku dėrėjome su viena labai garsia kompanija, reiškia, dėl darbų saugos. Ir mes žinodom, kad į dėrybas atvažiuoja, reiškia, visada jų daug, ten 3-4, o reiškia, aš įdau vienas. Tai tuo metu aš nusprendžiau labai paprastai, sakau, gerai, žiūrėkit, kolegos, man reikia 9 žmonių. Ir mes juos nustebėdami, kad didelę salę ir jie atėjo 4, o mes 9. Ir tai buvo toks pasimetimas jų atžvilgių, reiškia, mes ten dar sutarėm tokių visokių įdomesnių, reiškia, kad aš ten, jeigu tušinuką paimu ir padedu, reiškia, vienas staiga pradeda sakyti blogus dalykas, kas ten kažką vyksta. Čia yra daug taktinių dalykų, arba yra tekę iš tokių irgi aplinka, pavyzdžiui, labai irgi lemia, ne, kad, reiškia, teko, žinau, vieną tokį tiekėją, kuris prekes veždavo, jis visada atvažiuodavo su kompiuteriu. Ir labai būdavo detalus duomenyse, reiškia, jeigu tu kažką kalbė apie prekes, tai jis labai detaliai ten su kiek procentų nuo ko, ten kokioje rinkoje, kas yra. Tai aš tada tuo metu sugalvojau, kad tiesiog mes nusivesim į salę, kur nėra stalo ir sėdėsim priešais viens kitą ant kėdžių. Tai jis po 5 minučių su to kompiuteriu jį supakavo ir pasidėjo, tiesiog dėl to, kad buvo neįmanoma su manim kalbėtis, ne? Nes man jo reikėjo dėmesio, man nereikėjo skaičių, man reikėjo kitų dalykų. Tai čia yra
kaip čia, to lauko žaidimo, ne, tam tikro žavesio irgi yra, bet čia lemia kūrybiškumas, nu, tam tikrą prasme. Aišku, raudonų linijų, tai jeigu peržengsi, tai žmogus tiesiog sakys, nu, aš nesidarysiu šiandien, ne. Bet to tokio žaidimo tikrai yra daug. Yra ir negražių dalykų, ar ne, yra visas mokslas neurolingvistinis, ar ne, valdymas, jisai yra programavimas, jis yra labai negražus. Kiek teko susidurti su tokiais požeminiais, tokiais kažkokiais manipuliatyviais elgsenos būdais? Teko, nu, kaip pavyzdys irgi vienas iš užduočių gali būti, reiškia, palydint, pavyzdžiui, oponentą nuo durų iki kažkokios vietos, kur mes dėrėsimės, pavyzdžiui, 25 klausimus užduoti, kuris privalėtų atsakyti taip, pavyzdžiui, tu sakai, ar jūs sėkmingai atvažiavote? Akivaizdus yra, reiškia, atsakymas, kad taip. Jo, ar gerai jaučiatės, nes, nu, jeigu atvažiavai taip, ne, bet geri derybininkai po antro, trečio klausimo būtinai pasakys ne, nes jau jie supras, kad, nu, nes jeigu tu gavai 10 taip iki tavo derybų, tai tavo tikimybė, reiškia, kad jis dažniau sakys taip negu ne, jau yra padidėjusi. Tai šitą irgi tie dalykai veikia, nereikia to ignoruoti, ir tai yra mokslas, reikia mokytis, bet, kaip sakyt, laimi tie, kurie profesionalistai. Laimi tie, kurie išmano ir pasielgia priešingai. Ne? Taip, nu, supranta, yra tekę akivaizdžius dalykus. Supranta metodiką, elgsenos būdą, bet elgesi kiek žmogiški dalykai, nuoširdumas, nežinau, kas empatiškumas, kažkas lemia dėrybose. Manau, kad jeigu mes kalbame apie profesionalumą, tai yra stengiamasi kaip tik to neturėti, daugiau tokią bazę turėti labai loginį, seklų, loginį pokalbį, argumentų galva, bet vėlgi aš sakyčiau, kad jeigu mes kalbame apie sutarimą dėrybose, tai aš dėrybas laikau vienas iš tvirčiausių, kai yra žmogiškai sutariama, pavyzdžiui, vertybinio arba, kaip kažkoks vienas vardininkas sakė, jeigu mes derimės dėl to, kad tik pasirašytume dokumentus, tai tikrai teisininkai turės darbo, reiškia. Tai toj vietoje nereikėtų ignoruoti turbūt tų vietų, kas yra garbė, ne, kai žmonės susišnekėjo ir paspaudė ranką ir po to laikosi. Taip, galbūt tai kartais idealistiška dabar yra mūsų visuomenėje, bet aš tikrai turiu pavyzdžių gerų, kur taip vyksta. Ir netgi vyksta po to, kai, reiškia, paskambinama ir sako, aš nebegaliu vykdyti mūsų įsipareigojimą, ar aš galiu su tam persišnekėti per naują, pavyzdžiui. Tai ar čia sutartis reikalinga, nežinau, gal ne. Nes garbės dalykas irgi yra svarbu. Taip, reikalingos dokumentai yra sudėtingose, visokiose galbūt rizikų valdyme arba mūsų nepriepiamų, kur aš nežinau, kas bus už dienos dviejų, ne. Tai čia irgi, ar aš turiu vykdyti, aš duodu pavyzdį dažnai, įvyko dėrybas ir mes pralaimėjome visame kame, ar aš privalau vykdyti, reiškia, sutartį, nes dažnai būna netgi ir verslai, kad sako, žiūrėkit, reikia nutraukti sutartį, ir netgi reiškia, dėrybos yra, kaip nutrauksim apšnekama, ne, irgi ta dalis irgi yra, bet kartais ištinka realybė kaip COVID-as, nežinau, kaip valstybės uždarymai ir taip toliau, tai vėlgi ta dalis gali būti labai force majoras yra, ne, kur irgi tam tikri dalykai, kurie realybė gali būti tokia, kad aš negaliu vykdyti savo įsipareigojimą. Tai čia irgi reikia tą suprasti. Tai tarp tos garbės ir visiškai sutartinio dalyko iki to, kad mes derimės, nes iš esmės mes norime, kad abi dvi pusės įsipareigotų ir vykdytų tos sąlygas. Tai dėrybos toks platus. Ir jau artėjant visai prie pabaigos, mes dar nieko nepakalbėjom apie tuos pasiruošimo darbus, mes kalbėjom apskritai apie patį dėrybų objektą, kalbėjom apie tai, ko mūsų tikslai, mūsų lūkesčiai ir taip toliau, bet jau kalbėdami apie tos įdomesnius atvejus, kai jūs sakėt, ar ne, kai nuėjot į dėrybas ir atsivedėt dvigubai daugiau žmonių negu dėrybininkai, tai jau yra pažinimas to, na, sakykime, o kaip vadinamas dėrybose kaip vadinasi kitas, su kuriuo derisi? Tai čia gali būti partneris, gali būti oponentas, gali būti tiekėjas, gali būti klientas. Ne? Aha, tai reiškia to dėrybų, kaip čia pasakyti, mūsų kolegos, ar ne, kiek jo pažinimas yra svarbus ir įmanomų surinkimas informacijos apie jo vedimo būdą, ar ne, jį patį ir taip toliau.
Tai čia yra labai svarbu, nes būdas tiek kaip žmogus, kaip stilius, kiek įvaldęs, kiek jisai meistriškas, ne veltui yra netgi ir galima pasisamdyti dėrybininką profesionalą, kuris visą gyvenimą derisi dėl kitų geresnių sąlygų. Ne? Tai tikrai yra pavyzdžių, kur žmonės džiaugiasi tuo, nes tai yra irgi mokslas, kaip tai daryti. Tai, žodžiu, jeigu pats negaliu, tai galbūt pabandau ir ne, bandyti galima, bet jeigu jau jūs pats samdytumėt tą dėrybininką, tai koks tai būtų keletą žodžių tipažas ir ar jis turi būti visada sėkmingas? Ką apie jį norėtumėt sužinoti, kad jį pasamdytumėt? Kaip čia sakyti, visi mes norim tik sėkmės ir sėkmingų dėrybininkų, bet aš manau, kad čia reikėtų būti tokiam atsargesniam, nes dėrybos ne visada įmanomos laimėti. Kita dalis, aš sakyčiau, taip, aš tikrinčiau labai daug profesionalių dalykų, ta prasme, kiek žino taktikų, su kuo yra dėrėjusi, kokio sektoriaus, nes labai skirtingai irgi yra išmanimo dalykai. Kitas dalykas turbūt labai svarbu yra asmenybė, kiek jis sugeba girdėti, kaip jis sugeba valdyti kūną, toną, būdą, ne, ar planai turbūt rekomendacijų tikrai norėčiau gauti kitų, kaip su juo dirbo, ką, ne, kiek jį reikia paruošti, pavyzdžiui. Aš manau, kad irgi vien tik dėrybininką paimti neparuošus arba nepasidalinus analitiką ir giliais dalykais, jam bus sudėtinga, jis padarys gal kaip žmogus daug, bet to gali nepakakti, argumentų kalboje ir dar kažko. Tai ačiū, pragužėjo laida, tikiuosi tiems, kurie mus žiūrėjo ir klausė, buvo įdomu praverti šiek tiek duris į dėrybų meną ir galbūt vieną kitą pastabą apie tai, kaip turėtume dėrėtis. Na, maža ką, prireikės kada nors gyvenime. Tai dėkoju alternatyvaus verslo valdymo strategui Žanui Neimantui šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Šį kartą sudie. Susitikim po mėnesio. Sudie.